Būrelį žvejų orą raižančių meškerėmis be masalo galima išvysti ketvirtadienį sostinės antrajame Valakampių paplūdimyje. Entuziastai susirenkantis pasitreniruoti muselinės meškerės valdymo vingrybių prisipažįsta, kad klausimų kaip kimba sulaukia, tačiau žmonės ir šiaip sustoja pasigrožėti. Čia susirenka muselininkai tobulinti savo mėtymo įgūdžio meškerėmis, nes tas labai svarbus yra momentas visai museliniai žūklėje, būtent pati technika mėtymo. Tai tobulina tą judesį, kai kas ateina ir naujokai visiškai, kas tik tai pradedantis, tai gauna čia pirmųjų pamokų iš labiau patyrusių, tie labiau patyrę vėlgi stumėsi į priekį po truputį, už tai, kad čia tobulėjimo ribų nėra. Labai priklauso nuo to, kokia yra raumenų atmintis žmonių. Vaikai, pavyzdžiui, atėjo, nes turim čia ir vaikų vaikšto, tai jie tenais po valandos jau puikiausiai savo mėto. Ta bazinį metimą, vadinasi, yra išmokę ir puikiai. Pradedančio muselininko įrangos kaina gali siekti apie 300 litų. Įrangos kainuojančios iki 3000 litų privalumus galima pajusti tik nepriekaištingai valdžius metimo techniką. Malonumas, aš manau, yra šitame komplekse, vadinasi. Ir šitame metime, ir žvejyboje, pačioje žuvies pagavime. Bet turiu pastebėti, kad pagautą žuvį mes praktiškai visuomet paleidžiam. Štai tas principas, muselininkų principas, daugelio muselininkų yra pagavai paleisti. Tai žuvies maistui nusiperkam parduotuvėje. O leidžiam, aišku, irgi iš tokių pragmatiniais sumetimais, nes kuo daugiau mes paleisim, tuo daugiau išneš, tuo daugiau turėsim savo malonumo gaudyti jas. Tačiau šita technika pati mėtymas tikrai turi didelę reikšmę pačiai sėkmei žvejybos. Užtat svarbu išmokti. Ieškant naujų vietų, o jų nėra taip daug pasaulyje iš tiesų. Ta prasme yra ta tropinė muselinė žūklė, lašišų žūklė ir tų upių ar tų vietų, kurios yra tinkamos būtent museliniai žūklei. Visam pasauliu nėra labai daug, jos paprastai labai sudėtinga logistika iki jų nusigavimo, užtat tos kelionės gaunasi labai dažnai pakankamai ekstremalios. Ir tas tikrasis muselininkas tai iš tiesų toksai ir yra su kuprinė ant pečių, su ta meškerėlė ir su noru pažinti, kas dar nepažinti. Daugelis čia ateinančiųjų mokytis jau žvejoja. Ar turi šią poilsio rūšį pamėgusių draugų? Pakliuvau šiandien taip, kad tėtis mano žvejoja. Anksčiau aš kažkaip su juo nelabai žvejodavau, bet paskui draugą susiradau irgi žvejį. Tai tada kažkaip pradėjau žvejoti, tada ištiečiau būtent muselinę ir taip kažkaip pradėjau. O smagu, tai viskas smagu, gamtoje pabūti smagu, sugauti žuvį smagu keliauti, su tėčiu važiuoti į šiaurę, į kitas šalis. Kantrybė, užsispyrimas ir aistra žvejybai verčia šį būrį meškeriotojų tobulinti kiekvieną naujai išmoktą judesį. Reginys nemokamas ir gražus akiai. Užsukite.